Naktį, kuomet miestas miega, iš gamyklos kiemo Šiauliuose pajudėjo didžiulis krovinys. Iš dirbtuvių savo nuolatinę vietą keliauja geležinė lapė. Tai šiauliečio dizainerio Viliaus Purono metų darbas. Geležinė lapė per miestą keliavo apie 1,5 valandos. Dar dvigubai daugiau laiko prireikė, kol ją pastatė. Tai ilgas ir sudėtingas darbas. Lapė didelė ir graži. Tačiau kodėl lapė? Nei vienoje legendoje apie Šiaulius nekalbama apie minėtą gyvūną. Paklausėm ir visi šypsamės. Taip, ta šypsena irgi užplanuota. Todėl, kad paklausius lapė, mes turim atsakymą. Jeigu Vilnius turi geležinį vilką, tai mes turėsim geležinę lapę. Bet jeigu vilkas yra Lietuvos sostinės simbolis, tai mes šiauliečiai taip pat turim savo ambicijas. Mes esam Šiaurės Lietuvos sostinė. Ši didžiulė lapė sveria apie 7 tonas. Jos ilgis 25 metrai, aukštis iki uodegos galo 6,5 metro. Didžiulė lapė, didelės ir jos kojos. Kojų plotis 4 metrai. Vilius Puronas į šią lapę žvelgia filosofiškai. Jis tvirtina, kad tokį neįprastą kūrinį padaryti jis sumanė praėjusių metų sausio 1-ąją Vilniuje išvydęs daugybę brangiai kainavusių fejerverkų. Jo lapė pastatyta 1000-mečio proga ir miestui nieko nekainavo. Kūrėjui padėjo verslininkai. Mes visą laiką esam rekordininkai. Savo laiku vis tik buvom didžiausio kopūsto miestas. Toliau padarėm pačią didžiausią knygą Lietuvoje. Taip pat yra spausdinta ir pačia mažiausia knyga Lietuvoje, Šiauliuose. Dabar, žinoma, pirmaujam visam pasaulyje pagal lapę. Vilius Puronas įstikinęs, kad gudri geležinė lapė taps miesto simboliu, trauk šiauliečius ir miesto svečius. Jeigu šiauliečiai saugo skulptūrą, ji čia stovės keletą amžių.